Esu priblokštas. Aš, reporteris Skersas, tiesiai iš studijos atgrūstas į gėjų vėliavos pasaulį. Į klubą, kuriame yra filmuojama gėjų laida MTV televizijos kanalui. Lietuvos gėjai imasi viršūnės. Jie papuolė į populiariausią pasaulyje pramogų kanalą. Jie kalbės apie gėjus, o mes apie tai žiūrėsime, kalbėsime. Baisu. Einu kalbinti ekskliuzyvinį, vienintelį, išskirtinį šitos laidos personažą, vedėją, vipinį žmogų, vipinį žmogų. Aš kalbinu vipą iš gėjų pasaulio per MTV. Tu kaip ir visi gėjai susireikšminęs, iš karto vipas. Kas tave žino? Visi mane žino. Kas? Visi gėjai? Taip. Tai čia ta prasme, tiesa, kad gėjus su visais gėjais guli. Taip. Tu gulėjai? Taip. Su visais? Beveik. Oho, skaičius koks? Didelis. Didelis. Fainai. Ar tu esi gėjus, mano mielas draugė? Taip, aš esu gėjus. Ir tu turi berną? Taip, aš turiu berną. Mielasis mano draugė, kodėl tu eini į tą velnių galerą? Tu gėjus? Ar aš gėjus? Ne, aš turiu žmoną Alfredą. Alfredą? Taip. Malonu. Klausk. Aš tavęs paklausiau. Ko? Kodėl eini į šitą žvaigždžių pasaulį? Aš ne žvaigždžių pasaulį, nu aš einu į MTV. MTV truputį daugiau negu žvaigždžių pasaulis yra. Kas yra MTV? MTV tai yra gyvenimas. Kaip kalba gėjai, papasakok man. Gėjai kalba kaip ir kiekvienas normalus žmogus. Aš noriu tokio visokio, sveikas, brangusis, kodėl taip nekalbė? O, čia sudėtingiau. Tau reikėtų važiuoti, nežinau, kokį Miuncheną, galbūt Raudonųjų žibintų kvartalą. Arba pasigauti žymiasias buvusias žvaigždės, kai kurias Lietuvos, jos kalba šitaip. Tai buvo oficialus Lietuvos gėjus, aš jį vadinsiu gėjų tėvu, tu gėjų tėvas. Žiūrėsim, kaip šitam bachūrui seksis, o jei kas nors bus, liūdna, bet važiuosime aplankyti.